Sveiki visi, štai mano 12 pamoka, kurioje mokysiu, kaip pasidaryti vaizdą iš šono, pasidaryti žolę, pasidaryti bloką ir pasidaryti player. Taip, ką pirmiausia darom? Einame į sprites, susikuriame spritę, pasivadiname SPR blok 16 ant 16, sudažome kaip žemę ar kaip ką, nežinau, ten stone, ką darysit. Toliau susikuriam dar vieną spritę, pasivadinus SPR player irgi 16 ant 16. Pasidarot savo playerį, paspaudžiat center, ok, čia paspaudžiat tą, o nuo player nuėmate tą, susikuriate dar vieną spritę, pasivadinat žolė ir susikuriate 4 paveiksliukus, kad būtų vis skirtingi. Kaip matote, pas mane yra skirtingi. Taip, toliau ką, čia parašote 16. Čia 16, čia palikote 0. Toliau einate į scripts, pasivadinate CPR ground, arba nėra skirtumo, kaip pasivadinti, taip gerai. Ir aš jums paliksiu kodą, kuris apibrauks, čia nėra būtina daryti, čia tik dėl gražumo, kad tokie juodi blokai apsibrauktų, paskui parodysiu ir paaiškinsiu. Toliau einate į objects, susikuriate naują objektą, pasivadinate player, spaudžiate add event, step, einate į control, įdedate čia check empty, čia rašote 0, čia 1, paspaudžiate relative, toliau einate į move, įkeliate gravity, nustatote 270, čia rašote taškas 8, einate į control, įkeliate else, einate vėl į move, įkeliate vėl gravity ir parašote 270. Toliau nueinate, susikuriate vėl naują objektą, pasivadinate blokas ar kaip norite, einate pasirenkat per čia add collision blokas, įkeliate, kur čia yra, jump move to contact įkeliate, pavadinate direction, va čia yra parašyta, tą patį nurašote, paskui parašote 12, čia tiesiog įkeliate prie move speed, kad į žemę, kaip čia pasakyti, kad bloką tiesiog nenukristum į apačią, o blokas tave laikytų. Einate vėl į add event, spaudžiate keyboard, left pasirenkate, einate į control, įkeliate vėl tą apskritimą, čia parašote -4, čia paspaudžiate relative, einate į move, įkeliate jump, kad kai paspaudė left, kad peršoktų 4 į šoną, spaudžiate relative ir rašote -4. Toliau einate add event, keyboard, spaudžiate up, įkeliate vėl tą apskritimą iš control, parašote 0, 1, spaudžiate abu tos nuot ir relative, einate į move, įkeliate speed, kad kai paspausiu 10, kad atsilaisvintų tas, ir -10 rašote. Toliau einate vėl add event, keyboard, right, vėl einate control, spaudžiate įsikeliate apskritimą, įrašote 4, spaudžiate relative, einate į move, įkeliate jump, čia įrašote 4, spaudžiate relative, einate į add event, author, įkeliate outside room, man atrodo, jo. Tada einate į mine 2 ir įkeliate game, restart game, kad kai užeisite už mapo ribų, kad jūs tiesiog iš naujo atkeltų, kad, taip. Čia pasirenkate spritę, čia nieko nedarote. Toliau buvote susikūrę bloką, einate į bloką, pasirenkate bloką, kur buvot spritę susikūrę, spaudžiate solid ir rašote -100, susikuriate creative,
nueinate susikuriate objektą žolė pavadinimu, tiesiog jūs saugote kol kas, nueinate į mine1, įkeliate objektą, pasivadinate žolė, nepasivadinate, einate į čia, pasirenkate žolė, spaudžiate relatyvę, einate į, susikuriate per add event trav, toliau einate kur čia į control, įkeliate kodą, ne tą pirmą, o code script, pasirenkate pirmai sukurtą skriptą, kurį aš paliksiu jums aprašyme, čia įrašote spalvą C, kokią norit, čia galit, aš pasirinkau juodą C, brūkšnys apatinis black ir čia būtinai įrašote 1. Taip, toliau einate į žolė, pasirenkate žolė, čia jeigu norite būtų, kad playeris būtų po žolė, rašote -100, jeigu norit, kad būtų prie žolė playeris, rašote 100, aš padariau, kad po žolė būtų, pamatysite žaidime, parodysiu. Tada einate add event, pasirenkate create, toliau einate į sprite, pasirenkate žolė, rašote random skliausteliuose 4, kad kuris nors iš 4, todėl reikėjo 4 paiksliukus nepasirinkti. Pasirenkate block ir įkeliate destroy the instance. Taip, toliau einate į rooms, susikuriate kambarį, jums reikiamo dydžio, man yra, kaip čia pasakyti, ilgis 2000, plotis 480, toliau einate į views, spaudžiate tuos 2, čia pasirenkate player, čia rašote 1100, 1100, čia parašote po 3, čia jeigu darote tokį patį dydį kaip aš, rašote 1024 ant 480, čia įrašote tą patį, nueinate į backgroundus, pasirenkate dangaus spalvą, nueinate į objektus, pasidedat kiek norit tų blokų, aš čia tiesiog spaudžiu šriftą ir su pelė vedžioju ir man dedasi, matot. Toliau nueinate į players, nueinate į objektus, vėl padedate naują playerį, spaudžiate paleisti. Ir štai matote žaidimas žolė. Čia darėme skriptą. Tai skriptas kas yra tie tokie juodi apibrėžimai, matote aplink plokščių, todėl nebūtina daryti. Matot, žolė atsirado, viskas yra. Tiesiog tiek, nežinau, laukit kitos pamokos, šią pamoką tiek, viso, prenumeruokit, subscribinkit, laikinkit, viso.